Sveiki gerbiamieji, jeigu ieškote purkštuvo, tai aš turiu jums pasiūlymą. Ir jeigu jūs ieškote būtent nedidelio purkštuvo, ne 15 litrų ir dar nedidesnio, bet nedidelio tikrai, jeigu jūsų sodas nedidelis, tai aš turiu jums pasiūlymą 5 arba 7 litrų Keeper prekinio ženklo, akumuliatoriniai. Ir žiūrėkite, dabar aš padarysiu apžvalgą ir parodysiu jums, kaip veikia, kas yra viduje ir kodėl jums tikrai verta užsisakyti šios purkštuvus ir naudoti savo sode. Pradėsime nuo mažesnio brolio, 5 litrų. Parodysiu, kas yra viduje. Viduje jau pilnai paruoštas purkštuvas, tik reikia prisukti kotą. Prisukam kotą, pripilam vandens ir žiūrėkit, kaip jis veikia. Tiesiog paspaudžiam jungiklį ir dirbam. Iš karto parodysiu, kad purkštukas yra reguliuojamas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes atsukam purkštuką, tai jis tada purškia kompaktiškesnė srovė ir purškia toliau. Žiūrėkit, matot kaip toli galime pasiekti. Ir atvirkščiai, kada užsukam, tai tada srovė pasidaro platesnė, lašeliai smulkesni ir vyksta labai efektyvus purškimas. Reguliuojami antgaliai. Valdymas, kaip sakiau, mygtuku. Išjungiam, įsijungia srovė. Jungiam, srovė jungiasi. Viskas labai paprasta. Pakrovimas. Dėžėje turime laidą, pakrovimo laidą. Ir krauname tiesiog nuo telefono pakrovėjo. Žiūrėkit. Atidarom. Prijungiam laiduką. Ir čia mes turime standartinį USB kištuką, kur jūs galite pakrauti, kaip sakiau, arba nuo telefono pakrovėjo, arba netgi ir nuo kompiuterio. Būtinai jūs gausite lietuvišką naudojimo instrukciją, kur išsamei aprašyta viską, kaip reikia naudotis šio purkštuvu. Iš karto duosiu porą patarimų, labai svarbiau, kaip išlaikyti šį purkštuvą žiemą. Svarbiausia, nepalikite purkštuvo žiemą šaltoj vietoj, kur bus šaltis, su vandeniu. Vandenį būtinai nuleiskite ir iš purkštuvo išpilkite ir taip pat išpilkite ir iš rankenos. Atsukite rankeną, palaikykite taip, kad ištekėtų visas vanduo. Taip pat ir čia atidaryta viską, jungiame, prapučiame, kad purkštuvė būtinai neliktų vandens. Nes jeigu paliksite su vandeniu, tai tada sugadinsite rankenas, o gal netgi ir siurbliuką. Būtinai prieš žiemą nusausinkite purkštuvą ir jis tada tarnaus jums tikrai ilgai. Ir dar geriau, prieš žiemą taip pat būtinai pilnai pakraukite akumuliatorių. Ir taip pat, kada užsisakysite purkštuvą, gausite jį, būtinai iš karto prieš pirmą kartą kažką darant, iš karto pilnai pakraukite. Ir dabar 7 litrų. Kuo jis skiriasi, kuo jis galbūt geresnis. Ne tik, kad didesnė talpa, tačiau yra ir dar poro skirtumų, tuoj parodysiu. Išpakuojam. Prisuksiu iš karto kotą. Ir žiūrėkit iš karto skirtumas. Skirtingos rankenos. Čia, kaip jau rodžiau, tiesiog jungiame ir iš karto eina srovė. O čia jungiam ir matot, kad srovė neeina, reikia paspausti ir tik tada purkšti. Atleidžiam, kada čia atleidžiam, jis automatiškai įsijungia, siurbliukas neveikia. Valdymas tik su rankena. Čia yra pagrindinis skirtumas.
patogiau valdyti, patogiau dozuoti. Kitų skirtumų praktiškai ir nėra. 5-7 litrų ir čia automatinis valdymas. Labai geras privalumas šių bakelių, Keeper purkštuvų bakelių yra tas, kad yra plati anga. Plati anga tai reiškia, kad jums patogu bus pilti skystį netgi ir iš kibiro kažkokio. Dažnai būna, kad jeigu mažas purkštuvas, tai tada ir būna siaura anga. Tai yra labai nepatogu. Čia anga yra tikrai nemaža. Ir dabar parodysiu, kaip vis dėlto atidaryti ir uždaryti iš karto. Žiūrėkit. Atidarome taip. Žiūrėkit. Čia turime klavišą, kurią paspaudžiam į viršų ir tiesiog sukam prieš laikrodžio rodiklę galvą ir pakeliam. Viskas labai paprasta. Uždaryti. Žiūrėkite. Čia yra rodiklė ir čia rodiklė. Matote? Sujungiam rodiklės, nuleidžiam ir uždarom. Dar kartą. Spaudžiam, atidarom, sujungiam rodiklės, uždarom. Viskas, labai patogu. Kaip jau sakiau, jeigu augaliukai nedideli, jų nedaug, purkšti vienas malonumas. Jungiam ir purškiam. Totorinis sausmedis pradeda žydėti ir būtent šiuo metu kartais užpuola amarai. Todėl reikia kartais apipurkšti šitą grožį. Čia viskas gerai, labai patogu. O ką jeigu reikia didesnį medį nupurkšti? Ir čia jau mes su tuo kotu jau nelabai pasiekėm. Tai tada aš turiu jums sprendimą. Mes turime prailgintuvą, su kurio dėka jūs galėsite pasiekti ir tokį medį. Žiūrėkite. Mes galime pridėti pilną metrą. Tiesiog atsukam šitą kotą. Gerai reikia užspausti. Ir čia prisukam dar ir standartinį. Ir žiūrėkite, kokį turime ilgį. Matot? Aš 1,70 m, ranką ištiesiu 2 metrai ir dar plus 1,30 m, tai 2,30 m. Ir jau tokį medį pasiekėm lengvai. Va, prailginom ranką. Ir iš vidaus. Puiku. Štai tokie du broliai, du šaunūs purkštuvai. Žiūrėkite pagal jūsų poreikį, arba 5, arba 7 litrų. Skirtumus matėt. Užsisakykit dabar. Ir nepamirškite būtinai užsisakyti prailgintuvą, kad galėtumėte pasiekti aukštesnius medžius. Ir dabar aš turiu jums specialų pasiūlymą. Tai yra Nanoplant mikroelementinė nanotrąša. Ji yra pagaminta Lietuvoje. Apie šią trąšą aš turiu atskirą video, kurį galėsite rasti šio video aprašyme. Tačiau svarbiausia yra, kad užsakant arba šitą purkštuvą, iki vasaros pradžios visą pavasarį Nanoplanto buteliuką jūs gaunate dovanų. Vienas iš pagrindinių Nanoplanto privalumų yra tas, kad jį lengva dozuoti, perdozuoti praktiškai neįmanoma, kad jį galima maišyti su visais augalų apsaugos priemonėmis, su visais. Beleką jau purkštumėt arba insekticidais, arba fungicidais, tiesiog visada prilašinat Nanoplanto trąšų ir gaunate gerą rezultatą, pamaitinate kartu su apsauga ir pamaitinate savo augalus. Taigi purkštuvas su dovana užsisakykite dabar iki pavasario pabaigos. Sėkmės sodininkaujant.